Sveiki bičiuliai! Štai vėl prabėgo metai, vėl žiema sukaustė mūsų žemelę. Sniego daug. Visų pirma, noriu pasveikinti visus išgyvenusius pasaulio pabaigą. Jinai neatėjo ir vėl susirinkome kalėdiniam konkursui. Taigi šį kartą konkursas bus šiek tiek kitoks, daugiau reikės pamastyti, daugiau reikės dėti pastangų visam kūriniui, ką turėsite padaryti. Užduotį suformuosiu už tai labai paprastai, toj pat turiu čia užsirašęs šiek tiek tokių, bet apie tai vėliau. Iš esmės kalėdinis konkursas bus toks, kad jūs turėsite sukurti kažkokius tais reportažus, sukurti straipsnius bushcrafto tema. Tema labai plati. Kas patenka į gamtos temą, viskas kaip ir tinka. Bandysim bendradarbiauti ir kurti kartu. Taigi, esmė tokia, kad jūs sukūrėte filmuką, dabar aš manau daugelis jūsų turite telefonus, kuriuos galima būtų panaudoti filmavimui, fotoaparatus galima panaudoti filmavimui, gal kai kas dar vis turi jau baigiančias išmirti vaizdo kameras, viską galim su tuo pafilmuoti, jeigu jau neturite galimybės filmuoti, tai visą laiką galite sukurti straipsnį su kažkokiom nuorodom, su nuotraukom ir panašiai, tik tais tiek tam reikia šiek tiek įdėti darbo. Štai ir merkyčiai biški mums pradėjo trukdyti, pradėjo pjauti medieną, nieko nepadarysim, teks susitaikyti su tuo garsu, bet grįžtu prie temų. Taigi iš esmės tema yra laisva, jūs galite sukurti kažką iš savęs, kažkokį įdomų reportažą apie išgyvenimą, apie gamtą, apie buvimą miške, apie daiktus, kurių reikia būti miške, ar šiaip inventorių kažkokį tais. Tai iš esmės galima kurti laisvai. Bet aš, kad būtų lengviau, turiu pasidaręs va čia keletą temų, bandysiu maždaug apie tai jums ir pasakyti. Temas aš išrašysiu po reportažu, mūsų puslapyje rasite apačioje išrašytas tas temas daugmaž, bet dabar irgi paminėsiu. Pirma tema – pastogė miške žiemą. Iš šakų, iš sniego ir panašiai. Galima kažką pafilmuoti apie pastogę miške. Žiemą, būtent žiemą. Antras, maistas miške žiemą. Ką galima rasti dar vis žiemą, neužšalus kaip gilės, kaip kažkokios tai lapeliai, kokie pumpurai, ar tai šakelės, ar tai žievė kažkokia. Čia jūs turite atlikti kažkokią studiją, kad surasti, ką galima surasti, ką vertėtų pasiimti žygį, kad galėtumėm prasimaitinti. Dabar kuprinės pakavimas, tai čia būtų trečia tema. Kaip teisingai paskirstyti svorį, jūsų patirtis, kaip jūs pakuojate, parodykite, kaip pats pakuojate, kokią kuprinę turite, kaip daiktus apsaugoti nuo drėgmės ir panašiai, tokius visokius dalykėlius. Ketvirta tema, jūsų pačių daiktų komplektas, ką jūs nešatės į mišką, kas jūsų kuprinės turinys, žygiams žiemą, vasarams žygiams, pastebėjimai, patirtis, jūsų patirtis, ką argumentuoti, paaiškinti, kodėl būtent šito daikto reikia, kodėl nereikia anokio. Tai va, manau, suprantat. Penktas, laužas žiemą. Būdai užkūrimo, laužų tipai, efektyviausias laužas, kad apšiltint du žmonės, kad apšildytų grupę žmonių ir panašiai. Toliau. Kaip visada, bus ir drožybos konkursėlis. Taip, kad prie tų visų mano paminėtų laisvos temos arba mano, čia pasirinkti iš mano temų, galima dar ir padaryti kažkokį tais reportažą su pamoka, kaip kažką išsidrožinėti, kaip kokį tais statulėlę, ar tai kažkokį tai šaukštą, ar tai kažkas tokio. Manau, kad tikrai kažkas nepatingės ir padarys gerą reportažą apie gerą pamoką, apie drožybą, apie įrankius drožybos. Tikrai, manau, yra stebinčių mūsų blogą ir drožėjų, tikrai žinau, kad yra, taip kad laukiame iš jūsų irgi. Dabar apie prizus. Apie prizus ir kaip reikia tuos reportažus mums pateikinėti. Taigi, tokios datos griežtos reportažams kaip ir nėra. Realiai reikėtų mąstyti apie sausio
10 kokią, tai sausio 7, taip pat maždaug 3 karaliai ir šiek tiek po 3 karalių. Juos visus siųsti mums elektroniniu paštu, kurį matote čia apačioj, dabar parašyta bushcraft@bushcraft.lt. Linkus į reportažų, žinoma, dėsite YouTube'ą, filmukus. Reiktų dar paminėti, kad kokybiški būtų, kad nebūtų kamera nedrebėtų, kad nebūtų filmuota šonų, kad būtų viskas tvarkingai. Nesigavo, pabandykite dar kartą perfilmuoti viskas. Filmukus kelkite į YouTube'ą, atidarykite savo kanalą. Žinoma, to kanalo stipriai viešinti nereikėtų. Siūskite mums nuorodas į minėtą elektroninį paštą. Mes patikrinsime, kaip minėjau, turi būti tvarkingas filmukas, nepatingėkite, nufilmuokite tvarkingai. Tikrai galite, ten super kokybės nereikia, bet mes, jeigu pamatysime ten montuoti labai stipriai irgi nereikia, duokite mums tą nuogą medžiagą, mes ją po to sumontuosime, įdėsime ir taip toliau. Kaip minėjau, iki 3 karalių, šiek tiek po 3 karalių konkursas vyksta. Visi dalyvaujantys konkurse gaus prizą už dalyvavimą, gaus po apyrankę, išgyvenimo apyrankę parakordą, o vėliau 3 jau po tos datos, po konkurso pabaigos, tai yra kažkur apie 3 karalius, kaip minėjau, po 3 karalių, bus atrinkti 3 geriausi reportažai straipsniai. Tada šiek tiek užtruks tas nugalėtojo išsiaiškinimas, kadangi lauksime, paviešinsime filmukus savo puslapyje ir lauksime peržiūrų skaičiaus. Aišku, peržiūrų skaičius ne viską duos, mes patys nuspręsime dar šiek tiek su Marium, galbūt ir Antanas prisidės, paspręsime, kuris tikrai vertas tam reikalui filmukas. Ir prizai tokie: už pirmą vietą, už geriausią filmuką, 100 litų vertės Bushcraft parduotuviai čekis, už antrą vietą 50 litų vertės čekis, už trečią vietą 25 litų vertės čekis. Taip kad prizai tikrai geri, verta dėl jų pasistengti. Tai tiek. Visiems gerų švenčių, gerų kalėdų ir iki susitikimo naujais metais.